šių dienų į bronzos liedinimą skulptūros jaunimo tarpe? Taip, turiu omeny jaunimą kokį. Studentų ar 50 metų, mano amžiaus? 20, 18 metų. 18, ne? 25. Skaitykime jaunimo tarpą. Jo, šitas tikrasis jaunimas. Nu, iki 35. Nes man į tave žiūrint jaunuolis atrodo, žinai. Tai dar jaunuolis. Nu. Tai dabar kaip, čia aišku, kaip tu labai laiku ir pasirodė, nelabai senai užsimeniau tokiai kompanijai studentų apie bronzos liejimą, čia kaip čia galima būtų šiais laikais šio laikinė mene, kokia yra, kaip galima čia suktis iš to reikalo, ne, čia jau. Nu tai žinoma, aišku, toks šyptelėjimas buvo, šypsnys, nu maždaug čia. Tai, taip sakykime, ta nuomonė tokia vat ir yra, reiškia, nu čia yra kažkokių neįgaliųjų arba, sakykime, komercinis toks arba, nu, daugiau nieko negali, tai mūsų bronzalė. Tai toks yra požiūris, bet aš galvoju, kad jis yra, gal, žinai, iš dalies tik teisus, todėl, kad, reiškia, iš esmės tai ne medžiaga kalta. Reiškia, sakykime, kaltas galbūt yra koks nors požiūris, aš galvoju, gal dar kas nors, nes aš kaip pasižiūriu, reiškia, į rimtų menininkų, sakykime, parodose ar Venecijos bienalė, reiškia, žiūrėt, naujametinė eglutė guli ko tai ekspozicijai, reiškia, apdžiugusi, žinai, taip, su papuošalais, taip, Venecijos bienalės, už praeitą, praeini. O pasirodo, iš bronzos atlieta ir nudažyta, reiškia, nenudažyta, bet padengta, maliuota, viskas. Reiškia, liejimas šiuolaikinė mene, čia tik pas mus, reiškia, taip tokiam vat kaime yra, taip, o čia maždaug. Dėl to, kad liejimas tas, sunkiai labai, kaip skurdžioj šaly, labai sunkiai. Tai aš tai žiūriu, kad čia yra išgyvenamas tas momentas. Klausimas iškyla iškart su bronza, kad ta vat komercinė ir nekomercinė terpė, nes bronza kažkaip atrodo turi tą jau baigtumą ir galimybę atsiranda parduoti. Ir daug kas pasižiūrė. Labai įdomu pakalbėti dėl to, kad reiškia kaip tie, sakykime, artefaktai reiškia. Nes kūryba, jinai, jeigu taip žiūrėti, atsietai nuo komercijos, kūryba yra, sakykime, jeigu tu menininkas, tai yra tavo pagrindinis gyvenimo ir tikslas, ir pagrindinis darbas, ir visiškai nėra svarbu čia, sakykime, jeigu taip, kokioj tu krypty dirbi, kokioj srity, kokiuose medžiagos, ar visai be medžiagų, reiškia. O tas, sakykime, vieni važgiai kaip veikia kaip teatre, reiškia, jis organizuoja performansą ir visi skirsto visi ir nelieka jokių net artefaktų, reiškia, lieka dokumentacija, popieriai, knygos. Leidyba kokia tai, bet šiaip, vat, kai pasižiūri, dalis menininkų, vat, kad ir dokumentai paskutiniai dalyvaujančių, aišku, ten daugiau yra problemų, bet problema yra ta, kad tuo aspektu yra tai, kad koks nors Giuseppe Pennone, jis jau aišku amžiuje, tačiau bronzinis medis stovi su granito luitu, reiškia. Yra kitų, sakykime, ten galima rasti, kur šiuolaikiniai, kaip paim kokį, reiškia, ten, aišku, čia tau buvo klausimas apie komerciją, ne? Lyg tai norėjo tau sužinoti, ar čia ta komercija yra jau toks žlugdantis bronzos liejimas. Manau, kad ne. Populiarumo kaip ir to nėra, bet komerciniai terpė jisai dar išlieka. Tai momentas, mano, ką norėjau pasakyti, va ta ilga istorija, kad kaip į kūrybos likčiai, sakykime, nes kūryba yra tavo gyvenimas, o yra kūrybos likčiai, kas lieka nuo tavo kūrybos, reiškia, kai tu sukuri meno kūrinį, ten vaizdinius, ir ar lieka kas nors po to. Tai sakau, performance niekas nelieka, nebent gal ten dokumentą. O jeigu išeiti iš tokios pozicijos ir jeigu tu sugebi, suvoki ir susipini su
šiandieninę problematiką ir iš naujo pažiūri į amžiną tą medžiagą, lieka kažkokie tai kūrybos artefaktai. Nes man pats tas, tarkim, jos populiarumas, mentalitetas mūsų, nes paėmus Lietuvoje ir svetur, tai paėmus kokią Daniją, Lietuvą, jeigu jau ne pagal amžiaus cenzą žiūrint, o pagal miestų ekonomiką, socialinę tą lygmenį, nu, pas mus buvo tokios gal daugiau ideologinės, nu, nebūtinai, aišku, bet man atrodo, kad labai daug tą įtakoja Lietuvoje, tai mūsų mentalitetas, kaip jums atrodo, Lietuvoje užsienimas. Nu, tai čia viskas pas mus yra specifiškai, kaip tai menkai, uždarai, taip siaurai, labai tradiciškai, siaurai. Ir tada tas liejimas iškart jaunimui atrodo kaip bandymas juos atsukti atgal. Vėl įstatyti tą siaurą tokį kaip buvo atseit. Nu, ten čia tokios tradicijos labai didelės Lietuvoje nebuvo, bet buvo, sakykime, jeigu tą paimti iki nepriklausomybės laikotarpio, nu, tai valdžios užsakymai, tai ideologizuoti arba dekoratyvus, o jeigu tu pats darai, nu, tai tu pats ir kaltas, tada jau tu ten, ką mes patys ten liejam, tai čia jau mūsų reikalas. Tie dalykai visiškai buvo daromi, kaip sakant, neturint omeny jokios komercijos, nes ta problema buvo, kad jos nėra aplamai to liejimo, tai ką nors kaip nors atlieti, tai buvo iššūkis. Tai čia jau apie komerciją nebuvo net galvos, nes tu negalėjai, aš pirmus bronzos liejinius, kai kažkur parodžiau, visą laiką bijojau, kad tuoj atvažiuos kaip gabistas koks ir paklaus, gerai, o iš kur paėmė metalą? Nes metalo oficialiai niekur negalėjai nusipirkti. Tik tai po kokį 10 metų aš sugebėjau išsikaulyti iš dailės kombinato, kiek tai metalo, kad parduotų, reiškia, nu, luitų. Kad turėt nors kokį 100 kilogramų bronzos. Nusipirkus su popieriais. Tai va tokia buvo problema, tai apie komerciją ten nebuvo kalba. O paradoksas tas, kad viskas aišku iškart išvažiavo. Ir net parodoj stovi darbas medžiagoj, darbas nelabai patinka, bet bronzinis. Ir kultūros ministerijoje būdavo žmonių, kurie reikia imti, nes bronzinis. Tai va tas yra, tais laikais kaip ir buvo lengviau. Dabar yra aišku sudėtingiau, todėl kad tą metalą tu gali gauti, tai nėra tos problemos. Ir jeigu tu, sakykime, jau dabar liedini iš bronzos, tai iškyla klausimas, nu investuoji ten 500, nu tai reikia 5000 gauti, ne atgal. Nu tai ta mintis, jeigu tave persikė, tai tu atsisveikink su to reikalu. Menininkai kovotų savo meninius vaizdinius ir kad mes turime juos kurti. O čia ir yra, kaip aš dabar, sakykime, jeigu prisiminti tą parodėlę jūsų, tai kur buvo Šventų Jonų galerija, tai pagrindinė problema yra ne kas nors, o vaizdiniai, jų kūrimas. Jeigu tu sukuri tą vaizdinį mintyse, kažkur pasąmonėj ir išplaukia tau ir tu jį suformuoji, tai čia medžiaga nekalta, ar tu bronza, ar tu iš popieriaus, ar iš ko, ar iš trečio, ar iš šiukšlio, ar iš ko, bet vaizdinių kūrimas menininkui išlieka esminis klausimas, kuris ten po to ir su ideologija susisieja, ir su estetika, ar antiestetika, čia jau nebe taip svarbu. Bet tas momentas vaizdinių, ir kad vis tik tai neprarasti, nepatapti, reiškia, piešką didžiųjų protų žaidimuose, tai čia yra labai rimtas iššūkis menininkui, aš ką noriu pasakyti. Ir čia medžiaga nieko kalta yra, reiškia. Aišku, mūsų kaime tai čia visko yra. Tačiau laimiai mes galime iš to kaimo laiks nuo laiko išvažiuoti, pasižiūrėti ir galbūt galime pažiūrėti į tuos pačius dalykus visai kitaip. Taip, kad aš pilnas esu optimizmo. Nors susiduriu, aišku, su ta problema, apie kurią tu šneki. Menininkui dažnai yra sunku patapti įrankiu. Pats jeigu lieji. Jeigu pats ten dalyvauti procesuose, šiaip su bronza, tu dažnai turi pamiršti kažkuriuose etapuose save, turi atiduoti tą laiką ir viskas jau turi. Kalbėjau šiandien su jaunimu tą temą.
Jie ten bando kažką tai Yra irgi. toks dalykas, kad, jeigu šiandien... Nugi yra galimybių, kad tu gali užsiimti vaizdinių formavimu, o jų realizaciją atiduoti kažkam kitam. Tai čia jūsų vat ir yra ta mintis to, sakykime, plenerėlio tokia, reiškia. Kad, jisai ten aišku dėl to finansinio menkumo, tai jis ir pats jis toks vat kuklutis yra. O šiaip principas tai yra teisingas. Tie laikai praėjo, kur pats menininkas buvo ir meistras, ir kūrėjas, ir vaizdinio formuotojas, ir jo realizuotojas. Tame, aišku, buvo savo romantika ir aš, pavyzdžiui, nesigailiu, nes, nebuvo kito kelio, bet mes buvomgi, esam paskutinė, tai yra pirma šalis, jeigu žiūrėti iš kito galo, daugeliu aspektų, tame tarpe ir technologijos klausimai. Tai šiandien jau yra visiškai, tu gali laisvas būti, ateit, man reikia va tokio ir tokios formos ir atiduodi ir tau padaro, nebūtina čia pačiam viską daryti. Čia žiūrint, kaip kiekvienas žiūri, čia yra galimybė, tai tas kelias va teisingas. Keistas reiškinys, iš tikrųjų toks anachronistinis, bet, aš taip pasakyčiau, man atrodo, anksčiau aš ten gal truputį kitaip maniau, bet su metais atrodo, kad tai šitam tokiam nedideliam tam lietuviškos tos dailės tam pasaulėlyje labai daug visokių yra tokių stereotipų keistų ir kompleksų. Tai tarkim, kažkada daryti instaliaciją buvo privaloma visiems, kokios tu bebūtum specializacijos dailininkas. Dabar turėtų privaloma daryti video arba dar kažką tokio ir vos negėda prisipažinti, kad mokai ten kažką tai ten bronzą ten apdirbinėti arba ten kokią akmenį. Tai man atrodo, kad tai yra toksai nesusipratimas savotiškas. Turėjau tokį nuotykį, labai juokingą, važiavom kažkada į Daniją, į tokio miestą Orhus. Ir ten paroda buvo 3 dailininkų iš Lietuvos ir aš vežiausi būtent bronzos skulptūrėlių daug. Ten man sakė, įdomu. Ir ten žadėjo sėkmę didelę ir viskas baigėsi skaudžiu nuliu. Ir tada man kažkas papasakojo tokį anekdotą, kad Vilmantas Marcinkevičius, žmogus, kuris ten su Danija turi daug bendro, yra tokia frazė išsakęs, kad jeigu kur Danija neparduodė meno, tai reikia keisti profesiją. Tai va, su bronza ir komercinė bronza, mano santykis buvo toks. Aš čia kažkada stengiausi Lietuvoje ir komerciškai prisisukti su bronzos darbeliais ir susidūriau vėlgi su patyrusiom galeristėm, kurios man labai tokį pradžiamokslį išdėstė, ko reikia, kad tą bronzą pirktų. Tai keli punktai yra. Turi blizgėti, matytis geltonas spalva tos bronzos, pageidautina, kad masės būtų daug ir personažai turėtų būti ten medelis, paukštelis ir rankinas. Aš tą žinau, galiu, sakant, paskleisti panašiai, bet dar nespėjau realizuoti, išbandyti praktikoje šito recepto. Tai jeigu to parodoje nebuvo tokių momentų, tai galima drąsiai sakyti, kad nekomercinis projektas. Lietuviam biškai kažkaip kitaip, jie tokį žiūri kaip į šiltą, jaukų daiktą, nes pati bronza, ją liesti nemalonu. Ją žiūrėt gražu, bet jinai lietimo atveju tokia, to šaltumo duoda kažkokio tokio, vėl tai nėra tiesioginis, tos energijos neturi, vėl medis pats savaime yra kažkokia gyvybės forma. Bronza jau vėl
ir dar perėjus per kažkiek ten tų formų, kol jinai atsiduria, bronzos pavidalų. Bet vėl iš kitos pusės vėl tam yra tam kokie kaip dovanos, kaip dar kažkas medinį labiau perka savo, tokia kaip jaukumo kažkokį jaukų daiktą. Bet tarkim dovanos tai vėl reikalauja vėl to bronzinio tokio. Atsiranda replikos tokios, tai kad taikai link komercinės plotmės kažkaip. Netgi nėra blogai ta komercija, kažkaip visi įsivaizduoja, kad komercija lyg su kažkom neigiamu siejas, arba jeigu turtingas žmogus, tai jisai kažkoks blogėtis, arba dar kažkaip net. Tai kad Ta komercija irgi gali būti įvairi, ar ne? Kas vyksta, pavyzdžiui, dabartiniai, netgi kažkokios ar meno mugės, ar kažkas visam pasaulyje atveža pačius įdomiausius, pačius geriausius autorius, bet tai vis tiek tai vyksta komercija. Ir tie patys, kas nebuvo komersantai, ten tarkim kažkokie, nepasakysi koks Van Gogas, kad buvo komersantas, bet anksčiau ir vėliau iš to vis tiek padaryta ta komercija buvo, ar ne? Vis tiek dabar jau perka kažkokiam kainom ir ta komercija tokia vėl, jeigu, mano manimu, jeigu yra profesionalu, geras, įdomus sumanimai, dar ten kodėl jie negali būti komerciškai. Irgi toks, čia gal, nežinau, bent jau aš neturiu nusistatęs tada. Aš tik galvoju, kad, ten nereikia kičo daryti, bet Esu dar paskutiniais metais jaunasis skulptorius. Dalyvavome, reiškia, Gurgučio simpoziume, kas yra labai įdomu lieti bronzą. Darbas vadinasi instrumentas. Čia jau ne pirmas į tą pusę daromas darbas, yra vieną akmenyje esu padaręs, kadangi pats, reiškia, esu menko muzikinio išsilavinimo. Kaip sakant, meškantausies prignybo, reiškia, vaikystėj, tai darausi pats savo instrumentus, kurie čirškia kažką, tas irgi grojantis, veikiantis yra, reiškia, jeigu stipriai papūtus, jisai išleidžia garsą kažkokį, tai dirblinuosi savo instrumentus. Ką tu galvoji apie Gurgučio projektą? Kaip jį vertinti? Šiaip manau, kad yra liuksiškas dalykas, reiškia, kai yra kažkokia iniciatyva, kai žmonės, jauni ypač, reiškia, kurių vengia visi kiti, gali kažką pasidaryti, tokiu, reiškia, gauna kažkokią paramą, reiškia, įgyvendinant savo darbus. Liuksiškai. Aišku, tikrai gerai yra, nes šiaip dažniausiai ką surinka tas kolekcijas ir jos kažkur, reiškia, užmestos guli. O čia, reiškia, tu turi darbą savo, reiškia. Padarai, sudalyvauji ir paskui gali kažkaip gyventi toliau. Lietuvoje pas mūsų bronza, kaip yra, reiškia, viskas, ko gero, atsiremia į pinigus, reiškia, užbaigtą darbą galima padaryti, bet kadangi bronza toks pakankamai brangus dalykas ir reikalaujantis daug darbo, reiškia, tai jis taip yra, studentas, aišku, nepasidaro tos bronzos, jeigu nieks netlėjom, nepafinansuoja, reiškia. O šiaip tai, retai kas apskritai daro, reiškia, bronzinės, ko gero, manau, kad pinigus remiasi. Ne, tai bronzą visą laiką darydavau, bet sakau, kadangi, ko gero, vėlgi, kad pakankamai brangi yra, reiškia, tai jos visas iš gatvių išrinko, nes būdavo daromi, reiškia, visi ideologiniai dalykai, reiškia. Aišku, ir akmeniniai, bet ir bronza lygiai taip pat, reiškia. Nes, stilistika visai kita, kur apmokot bronzą. O Grūto parkas, tai ten viena, reiškia, didžiausios bronzinių skulptūrų, reiškia, rezervuaras, kaip čia pasakyti, reiškia. Uždaryta. Aišku, labai gerai, kad jas išsaugo, reiškia, o neišlydė. Bet, taip yra. Ir pabaigai, ką tu linkėtum patiems kuratoriams šito projekto Gurgučioje?
kuratoriams, reiškia, stiprybės ir entuziazmo, kad netrūktų vystyti toliau visą šitą trybės, reiškia, už tą, kad nuotraukas paskutinį momentą atsiunčiam, reiškia. Ne, nu yra sunku. Aš įsivaizduoju, kaip yra sunku kuruoti, reiškia, kažkokį projektą, nes pats su savimi susitvarkai, jeigu dar turi kitus prižiūrėti.